Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Garbė Jėzui Kristui, brangus Katalikų bažnyčios tikintieji, brangus lietuviai. Šiandien didysis trečiadienis. Vėl dėmesio centre Judas. Mane išduos dažantis kartu su manim duona dubenyje. Geriau jam būtų buvę negimti. Čia Jėzaus žodžiai. Žinomas teologas Henris Nuvenas sako, kad vertėtų atidžiau pažvelgti graikiškai Evangelijos teksto sakinį vienas iš jūsų išduos mane. Tikslesnis vertimas būtų vienas iš jūsų mane atiduos, įduos į kitų rankas. Judas nėra kaip įprasta sakyti išdavikas. Jis buvo uolus, Izraelio religijos saugotojas, kaip ir Nikodemas, aukštiesiems kunigams Judas padėjo organizuoti Jėzaus suėmimą, nes Nazarietis savo viešos veiklos metu apskritai piktžodžiavo Izraelio religijos dievui. Akimirka, kai Jėzus atiduodamas tiems, kurie su juo darys ką panorėję, yra esminė Jėzaus tarnystėje. Tai perėjimas nuo veiklos į kančią. Po kelerių mokymo, pamokslavimo, gydymo metų Jėzus atiduodamas savo priešų įnoriams. Kai Jėzus atiduodamas, tada prasideda jo kančia ir per ją išsipildo Jėzaus pašaukimas. Jis yra žmogus, arba dar geriau, jis yra žmogaus gelbėtojas, exe homo. Štai žmogus pasakė Poncijus Pilotas, pats nesuprasdamas Jėzaus kuriamų žmogiškumo santykių. Deja, taip jau yra. Mūsų kančia gyvenime yra daug didesnė nei mūsų veikla. Ir dabar dėmesio. Blogis budi mumise. Jis ieško kelių išeiti iš mūsų širdžių, pailsėjęs, atsigavęs ir sustiprėjęs. Ir jo vienintelis noras – sunaikinti mano meilę artimui. Būkite palaiminti Dievo žodžiu. Brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Gavėnios kelionė.